Raigardai, buvo tikriausiai labai sunkios rungtynės. Nu, su Žalgiriu visą laiką būna sunkios varžybos, ypač jie dabar prie lyderių, taip kad jo, buvo sunkios. Ar buvo papildoma motivacija, kad Žalgiris kovojo dėl aukso, atimti iš jų taškus? Nu, žinoma, kiek visi vyrai stengiasi ir ypač su tokiom galingom komandom visi stengiasi kuo geriau sužaisti ir kuo geriau pasirodyti, čia yra stimulas. Taip, kad su Žalgiriu tikrai visi norėjo laimėti ir kaip matėm, turėjom ir progų visko, bet nu, fortūnos gal nėra, ar kaip, nu, bet ir jie turėjo, ir mes turėjom progų, bet gavos taip, kad lygios. Pats įmušė įvartį, kaip manai, tavo nuomonė buvo nuošalė ar ne? Mano nuomonė, kad nebuvo, nes bėgau tikrai iš gilumos ir iš tarp dviejų žmonių išlindęs padariau patkatą ir įmušau įvartį, tikrai nemanau, kad buvo nuošalė. Na, komanda tikrai sužaidė gerai, ypač pirmą kėlinį. Tikrai geras, kovingas pirmas kėlinys buvo, antrą kėlinį. Kai kurie žaidėjai, reiškia, net laiką fiziškai, nes žaidė daug jaunimą vis tiek žaidė. Keitėm jaunus žaidėjus, išleidom. Nebuvo tokia kolektyvinė daug žaidimo, daugiau jie atakavo, bet neblogas kontratakas padarydavom antram kėlinį. Tai aišku rezultatas, kaip pasakyti. Patys esam kalti, kada neišnaudojom tiek momentų. Ir aš manau, čia buvo labai 2 taškai svarbus, kuriuos praradom. Ką žiūrėsim toliau, ką daryti. Gal komanda buvo prieš atvažiuodama į Šiaulius nusiteikusi? Ne, tai komanda lyg tai ir nusiteikusi buvo, bet nei vienas, taigi treneriai negali kamuolį nešti tiek momentų neišnaudotai, kas čia atrodo ir stengiasi ir viską, nu, bet pagrindinis akcentas yra užbaigimas, kuris tragiškas buvo šiandien rungtynių metu. Ar kova dėl aukso baigta? Nu, aš galvoju, kad baigta, nes visi rodo rezultatą ir pagalbos iš visų pusių, tai man atrodo, kad baigta yra kova. Žiūrėsim.